Taigi atlikau eksperimentą su mikrobiologiniu inokulentu. Pasižiūrėsim, kokią įtaką jisai turėjo būtent svogūnėlių šaknų sistemai. Panaudoju inokulentą, kuris yra sertifikuotas ekologinėje žemdirbystėje ir neturi jokių sintetinių cheminių priedų. Tai, kaip sakau, saugus ir aplinkai, ir augalam, ir žmogui. O žiūrėk, koks šaknis. Na ir patikrinsim dabar, ką mes turim kitam. Čia toks neįtėjom, bet nežinau, ar esat mačius Harry Potterį, ten tokia vieta yra, kur ištrauki tų augalų ir jisai rėkia. Tai va dabar panašiai. Tai girdi, kaip šaukia. Jo. Va, ką dar norėjau pasakyti, kad šito augaliuko tikrai šaknų sistema stipriai dirba, nes žemės yra plėpė. Ir tenai, kai rėkia, tas savien, žodžiu, nulpst, mat, tie vaikai. O čia va turiu iš lovelio vazonėlio svogūnėlį, kur buvo nepanaudotas inokulentas. Tai kaip matai, dar šaknų sistema tai pradeda augti.